Gerai. Labą dieną. Taip, šiandieną jūs nepatikėsite. Jau vakarė, kaip matote, saulė leidžiasi, o dieną įvyko tokie nesveiki įvykiai. Žiūrėkite, kokie griuvėsiai, visą sieną nugriuvusi, tornado lavonai, keli matosi kampe. Atsiprašau už neestetiškus vaizdinius, bet jūs nepatikėsite, kas įvyko. Iš tiesų, griuvo Jericho siena. Ir ją nugriovė patys izraelitai su savo aukščiausiųjų dievų viešpačiu. Iš tiesų, norėčiau pakalbinti dabar tam tikrus žmonės. Matau karį. Sukite kamerą čia. Labą dieną. Labą. Taip, čia plaučiai jau jūsų tokie stiprus. Neblogai. Taip, koks jūsų vardas, sakykite? Karys. Karys. Auksasparnis. Auksasparnis? Atrodo. O iš kur gavote tokį pravardę, sakykite, ar čia vardas nesupratau? Visi taip vadina. Šeima, mama. Kariai. Kariai, o mama kaip vadina, kaip prie blynų kariai? Aš nežinau. Neklau, žiūrėk tenais. O, palauk, aš turiu viską išsiaiškinti. O ką šiandien nuveikėte, sakykite? Griovėm sienas. O kaip griovot, sakykite, krapštėt su nagais tenais ar... Aš matau sieną, matau. Tiesiai kokie lepata. O, Jėzus, tikrai. Dievas kalbėjo mūsų plaučiais. O plaučiai, sakykite, kaip tai įvyko? Mes vaikščiojom 7 dienas aplinkui, kiekvieną dieną šaukdami, to grįždami atgal, į restoraną ir miegot, ir vėl iš ryto tas pats ir 7 dieną rėkiam ir viskas griuvo. O Jėtų, turėjot ginklų kokių, nežinau, ką darėte dar? Ar tiesiog šaukite ir griuvo? Nešėm ginklus, bet iš įpročio greičiau. Nes griuvo tai ne dėl ginklų, bet, kai sakiau, Dievas kalbėjo. Taip, girdžiu jūsų plaučiai tokie labai geri, kaip sakiau. Gal tokių arbatėlių čia turite kokių vaistų prisigalat, kad plaučiai geresni būtų? Žolelės iš gražių pamiškių ir viskas. O, taip. Arbata. Įsivaizduoju. Na, jūs čia tikrai šaunus vyrai pasidarbavot. Raumenukai tokie, tai dirbti jau taip. Ir plaučiai. Ačiū labai jums už pokalbį tokį. Matau, žiūrėk čia. Labai diena. Rahabo būsime? Taip, ta pasi. Malonus, aš girdėjau apie tavo situaciją tokią ir gali pakomentuoti ką nors. Ką čia ir pakomentuosi, ėjo, šaukė aplinkui, griuvo tos sienos. Nežinau, kažkaip čia baisu buvo, čia drebėjo, rėkė, bet įsivaizduojat, mane paleistuvė, jie prižadėjo, kad mane paims ir išgelbėjo mane. Ir turbūt tas Dievas turbūt labai didis, nes šitaip sienos sugriuvo, jūs pasižiūrėkit. O kaip jaučiate, sakyti? Nerandu žodžių. Aš įsivaizduoju. Sakykite, o kaip jūsų šeima gyvenės, ar prisipėtėt iš miesto ten daug tokių draugų, kad jūs namus laiktų, kad išgelbėtų su savęs? Jūs neįsivaizduojat, paėmė mano tėvą, mano brolius, seseris, įsivedė iš kaimynų dar ten tokį lėliuką, tai žinokit, visus paėmė. O Jėtų, kaip malonu, ar ten kokį kambarių turėtų butuką, sakykite, ar ten namus, nesuprantu. Žinot, jau matė galas, tas butukas jau sugriuvo, tas visas miegas nebeliko, tai turbūt eisim pas Izraelitus ir gyvensim. Tai va, gerai, einu jau tada. Ačiū labai, Jėtus, kai man padėjo. Čia buvo. Čia, samanė. Labą dieną, močiutė. Labą dieną, vaikeli. Kur einat, močiutė? Tai žiūriu, kas čia vyksta. Įdomu ta. Tai jau supranti, karvių melžti. Iš ryto. Žiūriu, kas daras. Supranti, dūma rūkst. Tik tas kaparūko. Supranti, kad visi bėga, laksto, cypia, valka kauk. Aš galvoju, ko čia bus. Pasaulio pabaiga mūsų. Nesuprantu. Močiutė, sakyk, o jūs neizraelite, kaip suprantu, iš karykės, iš visko, iš aprangos. Vaje, bakeli, ką tu Greta šneki? Aš nieko nesuprantu. Gerai, močiutė, aš pasitengsiu lėčiau kalbėti su jumis. Taip, sakykite, kokie jūsų emociniai įvykiai, emocinės reakcijos į šitą visą griuvimą? Kaip jūs man, kas čia tai padarė ir kodėl tai padarė? Nesuprantu, vakeli, žolika. Aš galvoju, žolika, ne kita. Kaip šitaip gal? Jėt, močiutė, iš tikrųjų. Bet ar girdėjot apie izraelitus, kurie gyveno va čia netoli jūsų kaiminystėje? Girdėjau, šnekėjo žmonės.
Buvo kalbų. Buvo. Susakė, tai kamerą mačiau. Matau, kas čia per televizorius. Reportažą filmuojam. Tai komentuokit toliau, kaip jūs sutarėte su tais izraelitais, tais kaimynais, ką girdėjote iš savo miesto, nežinau. Nežinau. Sakė, padoro žmonės. Kažkokį deivą. Veina tik tas tik. Tik tas veina. Labai keista. Iš tikrųjų, o kiek jūs dievų turite, sakykit, savo kaime? Oi, tai palauktų, paskaičiausiu. Vein, toks buvo, antras. Aš žinok, net nežinau, aš ant O tos ką jūs dievai skaičius. gero padarė, sakykit, jūsų kaime? Nežinau. Kas čia žino? O tai jeigu izraelitai tokį dievą turi tik vieną ir jis tiek padaro, sienas man nugriauna iš plaučių, sakė, iš plaučių nugriovė sieną, tai kaip jūs manote, kas per jų dievas ten ir ar nenorėtumėte jo paimti jūs? Nežinau. Reiks pasitarti su kitom močiutėm pakalbėti, kaip čia bus viskas, reikia kažko daryti, nes nežinau, kaip taip toliau, tai kas be bus toliau. Nebijot, kad jūsų kaimą užims, sakykime, ateisite izraelitai irgi iš plaučių taip šauks ir visus išžudys taip staigiai? Nežinau, tai mačiau, mūsų vyriškiai jau ėjo gynybą, supranti, ginklus pasiėmė, reikia kažką daryti, kad taip toliau. Na tikrai, iš tiesų, ačiū mačiute labai už reportažą, eikit toliau, karvyčių mėlis. Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai, sėkmės tavo. Na, ačiū labai. Taigi, kaip matote, iš įvykių ir liudininkų įvairiausių iš sienos griuvėsių ir lavonų, visus jie ten išžudė, pasiėmė tik tai sidabrus, auksus, o viską kitą sakė neliesti, nes tai nešvaru, įdomu, ar ne? Kaip matote, iš plaučių Dievas išėjo ir nugriovė sieną. Ir jie užėmė Jerichą ir dabar gyvens ilgai ir laimingai, manau, šitame mieste, išvalys visus nešvarius daiktus ir, kaip matote, viskas bus labai gerai. Ačiū Jums už dėmesį, iki kito sekmadienio vakaro. Iki.